yra čia tas proto perteklius yra mano išradimas, tiksliau blogas vertimas. Šiaip aš pasielgiau labai nesąžiningai, labai piratiškai su šito pranešimu. Aš jį pavogiau iš tokio žinomo mąstytojo, kurį išvertė, tiksliau perskaičiau jo knygą ir nusprendžiau šiek tiek apie tai pakalbėti. Tai čia mano trigrašio esama. Įdomu, ar atskirsit, kur mano trigrašis, kur šiokia idėjas. Bet iš tikrųjų tai krūva pasakojimų yra. Prieš juos pradėdamas aš norėčiau, kad jūs patys savo, aš nerinksiu iš tų lapelių, bet turit lapežus, turit pieštukus, užsirašytumėt 7 darbus, kuriuos darėte arba galėtumėt padaryti draugam, kaimynam, o gal ir nepažįstamės beatlygiu. Tai gali būti patys paprasčiausi dalykai, kaip kad, nežinau, padėti įkelti vežimėlį į troleibusą. Tai gali būti padėti sujungti kompiuterį arba dar ką nors. Faktas, kad tie iš mūsų ypatingai, kurie susijęs su technologijom, tai esame jau ne vieną, ne 10 ar gal net ne 20 kompiuterių savo draugam, kaimynam, giminaičiam sujungiant. Tai tiesiog eigoje užsirašykit, maždaug 7 šitas skaičius toks mano paties sugalvotas. O aš tada pakalbėsiu apie senus dalykus. Pradėsiu tikrai iš toli. Londonas 18 amžiaus nuo 20-mečio ir vėliau. Kas tenai dėjosi, tai baigėsi įsibėgėti agrarinė revoliucija. Agrarinė revoliucija reiškia, kad daug daugiau žmonių žemvaldžiai galėjo, žemių savininkai galėjo efektyviau panaudoti darbą, padidinti derlių, padidinti prekyboje, praturtėti. Tai taip pat reiškia, kad labai smarkiai pasikeitė žmonių gyvenimas kaina ir dalis žmonių tapo bedarbiai. Tai naujas dalykas buvo nelabai įsivaizduojamas, anksčiau retai kada būdavo ant žemės. Ir tai žmonės patraukė į miestus, nes ten pat patraukė ir turtuoliai. Turtuoliai patraukė į miestus dėl to, kad savame kaime nusibosta būti pačiu kiečiausiu ir kažkur tai reikia pasimatuoti gale su kitais, vadinasi, pasistatai rūmus Londone ten kur nors ir jau gali klubose matuoti su tokiais, kaip pats esi. Tai tuo tarpu savo pavietę tenai, kas iš to, kad esi dievas. Jau visi tai ir taip žino. Bet paskui jos jiems reikalinga infrastruktūra, aptarnavimas, visas SVT ir žinoma, miestam prireikė. Jo labiau, kad maždaug tuo metu prasidėjo industrializacijos procesai. Urbanizacija, industrializacija. Žmonės atsidūrė miestuose ir su jais pradėjo dėtis keisti dalykai. Jiem tai buvo milžiniškas stresas, jie niekad į tokią aplinką nebuvo patekę. Kitas tempas, kitas gyventojų tankis, kitas atstumas asmeninis tarp žmogaus, aplinkui nėra gamtos, nėra įprastos aplinkos ir tas stresas, žodžiu, ieškojo per kur ištekėti, per kur jis galėtų būti kompensuotas. Ir sprendimas buvo labai paprastas, aiškiai atrastas, vadinamoje Jim Crace pavidalu, kai maždaug nuo 1720 metų Londone panaikinus alkoholio gėrimų monopoliją, ant kiekvieno kampo pradėjo steigtis kioskeliai, kaip mes dabar pasakytumėm, džino. Čia yra viena iš galbūt žinomiausių graviūrų apie tą laikmetį, jinai vadinasi Gin Alley. Ir, sakykime, šiek tiek hiperbolizuotai, tinklaraštiškai vaizduoja, kas tuo metu vyko Londone. Ir Anglijos vyriausybė pradžia nekartą bandė kovoti su tuo dalyku, kaip ir visos vėliau sekusios valdžios įvairiose pasaulio šalyse. Tačiau, nepaisant 31 metų karo, netgi 32 beveik,
metų karo su šituo blogiu, kuris buvo džinas, nepavyko to padaryti, tol kol nepasikeitė apskritai sąlygos, nepasikeitė ir žmonės neišmoko tų įrankių, kuriuos jiems suteikė industrializacija ir urbanizacija, panaudoti kam nors kitam, kaip tik tai reaguoti į tai kaip į stresą. Tai dabar visas šitas dalykas prie ko čia? Prie to, kad mes dabar turim ganėtinai panašias sąlygas. Jūs tikriausiai žinot, kad čia du yra dalykai. Vienas iš pokyčių, kitas labai toks didelis, aišku, čia mes galim pagal įvairius aspektus vertinti, bet kitas labai didelis pokytis su žmonėmis įvyko po Antrojo pasaulinio karo, kuomet daugelį šalių, ypatingai vakarų šalių, žmonių pragyvenimo lygis labai smarkiai šoktelėjo į viršų. Ir būtent bendrasis visų, tarkim, Jungtinėse valstijose, iš tiesų netgi susiformavo ištisas gyventojų sluoksnis, ta vadinamoji vidurinioji klasė, amerikiečiai save reikia vadinti, buvo ir ką jie turėjo, ką jie gavo, ko anksčiau jie neturėjo. Ilgesnį gyvenimą, santykinai sveikesnį gyvenimą, higieniškesnį, sveikesnę šeimą, jinai mažiau buvo gausi, bet žodžiu, gyveno jie daug geriau, pasiskirstė daugiau mažiau pajamos taip, kad didžioji dalis jų turėjo uždarbį, galėjo ir kas svarbiausia, pasibaigus karui, pasibaigus krizei, tai gamybai, pasibaigus kovoms, jau buvo iškovota pakankamai laisvo laiko. Ir tas laisvas laikas tapo krizė. Ir jis nevirto tragedija, nevirto galbūt naujojo džinkreizu vien tik tai dėl to, kad atsirado vienas naujas fantastiškas išradimas. Prie kurio žmonės puolė televizorius, prie kurio žmonės puolė taip, kaip kadaise Britai urbanizuoti puolė prie džino. Televizorius susirga visą laisvą žmonių laiką. Pirmiausia, jis tai padarė Jungtinėse valstijose, ilgainiui padarė praktiškai visose valstybėse, kuriuose transliuoja televiziją. Ir to laiko negrąžino iki dabar. Tai tik tai pastaruoju metu ėmė rastis trikdžių šitoj schemoje. Televizija jūs vienaip arba kitaip turit savo nuomonę apie ją ir manau, kad tikrai bent jau esat girdėję apie tos vertinimus, kad tai yra fantastiškai patogus įrankis valdyti žmonės, nes tai, dėl ko jie, sakykime, anksčiau kovojo, dabar jie labai noriai atiduoda atgal valdžiai. Bet apie tai šiek tiek vėliau. Bet kalbant apie televiziją, sakyti, kad tai yra toks, visiškas nuodas galima tik su tam tikra išlyga. Mat, televizija, kaip ir daugelis chemikalų, kuriuos žmogus mėgsta pabandyti, kaip sako gydytojai, nuodas yra nekonkretus, nežinau, augalas, chemikalas, nuodas yra dozė. Ir ta dozė, paskaičiavus per metus, yra vienas, kas žino, ką reiškia šitas skaičius, jeigu matosi jau visi nulį. Susiskaičiuoja 1 trilijonas valandų. Žvėriškas skaičius, absoliučiai ir neina jis netelpa į galvą, tai yra mūsų televizija atiduotos valandos. Čia pasaulyje? Taip. Ir neina, tiesiog realiai tai tokias, paprastai mes tokiais skaičiais neoperuojam. Čia yra, reiškia, bankininkų prašvilptos lėšos dažniausiai tokius. Čia nėra labai baisus skaičius, čia yra 5 paros per metus žmogui. Jo, tai jeigu mes imsim perskaičiuosim, sakykime, čia aš būčiau, aš svaresnis negu tas plėti, bet iš esmės. Bet maždaug mano amžiaus žmogus, tai reikštų, kad aš iki šio momento jau pasižiūrėjau 50 000 valandų ir jeigu manęs toks gyvenimo būdas nenugaišins, tai aš dar per likusį gyvenimą pasižiūrėsiu apie 30 000
tų valandų. Tačiau, prašau? Tada iš tiesų baisiai. Tada baisiai, jo. Bet čia jo, kai kažkaip užmanėm žmogaus perspektyvos tas kraupokai pasidaro, atkreipti dėmesį, kad aš jau parodžiau vieną skaidrę su kalkulė ir jau vieną su kate. Jų bus daugiau. Koks pranešimas šiais laikais? Bet kalbant apie... Tai šitie skaičiai yra vienam žmogeliui, konkrečiai tam Klaišekui, šovė į galvą, kad realiai tai tikriausiai nėra nepaklibinama ir kad iš tikrųjų tai, jeigu žmonija juda į priekį, tai juda į priekį atimdama iš televizijos. Jeigu mums pavyksta iš televizijos šitai tą atimti, mes galim žengti žingsnį į priekį. Jeigu mes to nesugebam, tai mes stovim vietoj. Ir jis tą perteklių, kurį tą laisvą laiko, tą potencialą perteklių pavadino cognitive surplus. Ir tą, kurį aš blogai išverčiau kaip proto perteklių. Bet man patiko toks vertimas. Būtent toje vietoje, kai ekrane lieka statinis triukšmas arba nieko nelieka, atsiranda kognityvinis perteklius. Ir tas kognityvinis perteklius, ką tai reiškia? Wikipedija yra kognityvinio pertekliaus produktas. Ir jeigu mes paskaičiuosim, tai labai grubiai, kaip sakoma, pieštuku ant lapelio, tai vos 1%, jeigu mes savo televizijos žiūrėjimą sumažinsim vos 1%, mums nereikia 50%, vos 1%, mes galėsim iš to potencialo sukurti 100 Wikipedijų. Tai susidaro pakankamai solidus skaičiai. Ir kyla klausimas, aš manau, kad kuo toliau, to vis daugiau žmonių kyla klausimas. Nes kai pikti darbininkai rinkosi į demonstracijas reikalauti geresnių darbo sąlygų, tai gal tarp jų buvo ir gal ne mūsų, gal ir buvo ir mūsų, kokiu tai pamatavo. Jų reikalavimas buvo 8-8-8, dažnai toks cituojamas, 8 valandos darbo, 8 valandos miego, 8 valandos savo. Tai tą dalį savo, kaip aš jau minėjau, mes atidavėm, iš tikrųjų, grąžinom atgal. Ačiū, padėkojom, paturėjom, patiko ir grąžinom atgal televizijos žiūrėjimo politiką. Dabar nauja disrupcija yra bandymas vėl atsiimti tas valandas savo. Pasiimti tas valandas savo ir panaudoti. Tačiau suprantama, kad televizininkai šitą dalyką mato visiškai kitaip. Kai medija ekspertai ir televizininkai, ir netelevizininkai žiūri į tai, kas per tą laiką padaroma, ir suprantama, kad ir tinklaraščiai per tą laiką padaromi, projektai, į kuriuos dažniausiai nukreipiamas, sakykime, žvilgsnis, yra ryškus. Ryškus pilietiniai, tokie gražus ar ne, cituotini, parodomi, pavyzdžiui, tokie kaip Ušaidė. Ušaidė yra projektas skirtas žinutėmis, telefono trumposiomis žinutėmis, pranešti apie įvykius iš bet kurios faktiškai pasaulio vietos. Kadangi projektas atsirado Afrikoje tam, kad būtų galima stebėti rinkimus ir prieš rinkimus, ir po jų vykstančias tam tikrų karų pasekmes, dalykus, kurios žiniasklaidai buvo labai sudėtinga, įskaitant ir pačiam patį televizorių, kuris labai selektyviai pasirinkdavo tą, ką jis atvaizduodavo. Ušaidė buvo unikalus tuo, kad atvaizduodavo viską. Tai tokie projektai, jie savaime yra įdomus, jie apdovanojami, mylimi, cituojami ir taip toliau, bet tokie projektai iš tikrųjų negąsdina televizijos. Televizijos labiausiai gąsdina labai tokie pakylėti, rimti, įtraukiantis, reiškia, žmonės projektai, tokie, bet televizija jo. Yra toks dalykai, kai jie pasižiūrė tokius projektus kaip Ušaidė, jie sako, nėra problemų, šitie dalykai praeina. Šitie dalykai praeina, žmonės auga,
Žmonės auga, užsiaugina riebalų, aptingsta, nusipirka bulvių traškučių ir jokie užšalydė jam neberūpia. Jie nori žiūrėti 118 kartą rodoma Vienos namuose, arba dar ką nors, ką mes galim parodyti per televiziją. Ir augdami, žodžiu, kol jie jauni, kol studijuoja, juos įtraukia visokius projektus, bet ilgainiui šitą liga iškito. Va, tik vieną dalyką jie žino, ir vienas dalykas, kaip minėjau, kurie jie bijo, tai toksai rimtas labai priešas, kuris labai sunkiai neišgydomas arba praktiškai neišgydomas, tai yra projektai tipo tokio. Su jais kovoti yra itin sudėtinga, netgi televizijos. Ne? Faktiškai neįveikiami yra. Na, mes galim, aišku, iš jų juoktis, galim jos laikyti visiško nesusipratimu, tokie kaip Volkens, nors iš tikrųjų labai mėly, bet koks momentas labiausiai gąsdina medijos tokiuose projektuose, organizuotas medijas, yra tai, kad nepaisant savo paikumo, o galbūt kaip tik dėl jo, jie perduoda vieną labai svarbią žinutę žmonėms ir tukai. Tai yra taip paika, taip nesudėtinga, taip kvaila, yra vienas čia nesimato, aš per daug nugirpau, bet yra mygtukas ir kepšai. Tiesiog pasiimti tą pačią nuotrauką, jinai jau yra įdėta, ir tiesiog užrašykite užrašą. Ir jau bus naujas Volkens, ne? Tai žiūrėdami šitaip, mes žmonėm duodam, mes parodom, koks fantastiškai mažas gali būti slenkstis tarp pasyvo ir aktyvo internete. Kaip iš tikrųjų paprasta yra kurti. Tai čia neina kalba apie, sakykime, tai, ką galima padaryti, kaip norint pasakyti, ką galima padaryti bendrom jėgom, tai kaip kalbam apie tokius dalykus kaip Kyva, Kickstarter, Šahydį ir taip toliau. Bet iš tikrųjų svarbiau yra rodyti kates. Svarbiau yra rodyti kates, nudarbiavimo kaukolės, dėl to, kad šitie dalykai yra tas, kas gali išjudinti masę. Ne užšaidyti gali rodyti žmonėm kiek nori, jie pasižiūrės ir jie patys prieis tokios išvados kaip televizininkai, kad tai yra išgydoma, o tokie dalykai nėra taip lengvai išgydomi. Dabar, ir kodėl taip yra, dalis, iš tikrųjų didelė dalis medijų tyrėjų, realiai nelabai galėjo atsakyti į tą klausimą. Tyrinėdami internetą, jie jį tyrė pagal požymius. Pavyzdžiui, kodėl, kuom internetas yra toks ir ką jame galima veikti, kuo jis gali būti naudingas, jie tyrė daugiausiai remdamiesi požymiais. Ką Kleišėti savo knygai vadina kokteilių tyrimo tokius sindromus, sakykime. Istorija labai paprasta. Prieš kažkiek tai metų McDonald's sugalvojo, kad reikėtų išsiaiškinti, kaip galima būtų patobulinti pieno kokteilius, vadinamosius milkshakes. Ir grupė mokslininkų, grupė tyrėjų leidosi į tą tyrimą ir visi, išskyrus vieną, ėmėsi tyrinėti produktą. Ar jis pakankamai saldus, ar nepakankamai, ar jo kiekis pakankamas, ar ne, tirštumas, aromatai, kaina ir taip toliau, ir taip toliau. O vienas, tikriausiai tas, kuris labiausiai tingėjo dirbti, paprasčiausiai sėdėjo McDonald's ir spoksojo, kokie žmonės, kurio metu perka. Kitaip tariant, jo susiformuotas tikslas buvo sužinoti, kam jie samdo, kokiai funkcijai atlikti. Ir jis atrado dalykus, kurie visiškai nesutapo su tuo ir atskleidė naujus dalykus, kurių negalėjo rasti tie žmonės, kurie tyrė požymius. Visų pirma, jis atrado pieno kokteilius perka anksti ryte. Pieno kokteilius perka dailiai apsivilkę pakeliui veikiausiai į darbą.
Va, ir paaiškėjo, kad jeigu jau tu sukai greito maisto restoranėlį, pakeliui į darbą, tai mėsainis automobilyje netinka valgyti, patys įsivaizduojam, kuom tai gali baigtis. Bulvytės analogiškai, štai taukuoti ir taip toliau. O štai šitas daiktas, turėdamas pakankamai stabilią ir saugią tarą, įtaisoma dar dažniausiai automobilyje į stovą, yra puikus palydovas pakeliui į darbą, ypatingai jeigu ten pastovėti spūstyse. Tai kitaip tariant, visiškai kitaip galima pasižiūrėti į produktą ir visiškai kitaip kitą dalyką perskaityti, jeigu žiūri ne į jo funkcijas, o į tai, kaip jis naudojamas. Pavyzdžiui, viena iš nuostabų, gal taip sakykim, yra ištinka tuos tradicinius medijų tyrėjus, kai jie susiduria su senjorais, vyresnio amžiaus žmonėm, aktyviai naudojančiais internetą. Ir jie iki šiol neturi savo atsakymų, kokio galo 70 ar 80 metų žmogus mokosi naudotis technologiniais įrenginiais. Bet jeigu atsakymą ieškosi ne kokio galo jie mokosi naudotis programa, o užduosi klausimą, kodėl tas žmogus nori bendrauti su savo vaikaičiais ir giminėmis, tai pasirodys kvailas pats klausimas. Nes labai priklauso, kaip tik tai pasižiūrėsi. Jeigu imsi mažą miestelį, tai aš pasakoju dar vieną istoriją, kaip jis dirbo kažkada pizzerijoje, mažam miestelį ir iš tikrųjų, vienintelis pardavimas, kaip beje dažnai ir čia Lietuvoje yra, paprašo ateina žmogus valgyti, tu ėmi iškepti pizzą. Tuo tarpu atvažiavęs pas giminaičius į Niujorką, jis pamatė visai kitą biznį, kad pardavinėjami pizzos gabalėliai. Vadinasi, verslas ten, kur tinka vienoks verslas, ten nebetinka tas pats. Keičiantis dydžiui, keičiasi visas pobūdis veiklos. Jeigu tam Niujorke gatvėje, ten kur didelis srautas, neišeis kepti pizzų ir pardavinėti jų visų, taip mažam miestelį neišeis pardavinėti gabalėliais, nes tu nežinosi, negi tu iškepsi visų ten 10 ar 12 skonių ir po gabalėlį. Tai nuo skalės labai daug kas priklauso. Jie diskutuotini yra, bet vis dėlto, kaip vieta atsispirti ir pereiti prie tolesnės tyrimo kabutės. Mokslininkai jau yra aptikę, kad televizija ugdo materialinį alkį ir mažina pasitenkinimą gyvenimu, tai faktas, be visų savo, sakykime, teigiamų. Kokteilių sindromas mums rodo, kad mes iš esmės, mums sudėtinga suprasti internetą, mes pirmiausia žiūrime funkcijas, jo, o ne tam, kaip žmonės jį naudoja. Ypatingas interneto atvejis yra tai, kad mes kaip apskritai, kaip žmonės, pirmą kartą istorijoje tapom sujungti, tokio dalyko anksčiau neegzistavo. Ir tai yra mums panašiai kaip šokas, mes nesugebam dar suvokti to, kas su mumis įvyko. Mes nesugebam suvokti to, kad mes tampam vieni kitų infrastruktūrą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes patys išnešiojam vieni kitų žinias, tampam vieni kitų žiniasklaidą, mes tampam vieni kitų paramą. Labai geras pavyzdys, ar mes su šiandien kalbėjusiu pranešėju Dainium Radzevičium, kai žmogus gal net nežinos, kur dėti pinigus, kuriuose. Mes akimirksnius organizuojam šalpos organizacijos draugės, susikuria lygioje vietoje be jokios organizacijos ir padaro, ir tai niekur netelpa. Tradicinis, reiškia, mūsų tas visas mokslas niekur niekaip šitų dalykų. Žmonės iki šiol nebuvo patys savo infrastruktūrai, skyrus kai kurios specifinius atvejus. Ir šitų, kodėl tai netitinka, sakykime, neoklasicistinės ekonomikos požiūrio, arba kodėl netitinka kai kurių dalykų, kuriais mes matuojame medijas arba matavome medijas iki šiol, tai yra todėl, kad mes taisyklėms ir aksiomoms priskyrėm dalykus, kurie egzistavo vien dėl to, kad buvo įspausti į tam tikrus rėmus. Pavyzdžiui, žmogus negalėjo būti žiniasklaidos priemonė, jis neturėjo tokios galimybės. Ir tai tapo tarsi taisykle. Vadinasi,
mes ant jos viršaus pristatėm labai daug kitų taisyklių. Mes nelabai norim visą šitą dalyką griauti, nes antraip mums pradės viską teks statyti iš naujo. Bet poreikis išreikšti save, poreikis pasakyti žodį, mes apie tai jau čia ne vienas pranešėjas šiandien kalbėjo, laisvą žodį nuomonę, jis yra, egzistuoja, buvo ištisus dešimtmečius ir tik tai tam tikri technologiniai rėmai mus buvo suspaudę. Bet mes negalim ir negalėjom ir ant tų rėmų daryti tokių prielaidų, tačiau ir darė. Jeigu pažiūrėtumėm į situaciją ir ištirtumėm tą vadinamąjį proto perteklių, tą didelį kapitalą, kurį mes gaunam, nustoję žiūrėti televizorių, kaip rinkinį ir pažiūrėtumėm jį panašiai kaip policininkai, arba bent jau kaip amerikietiškoji kriminalinė tarnyba į tai žiūri, ieškodama priemonių, motyvo, galimybių. Ir jeigu prie to dar pridėtumėm vartotojų kultūrą ir bendruomeninę vertę, galėtumėm daugiau mažiau įvertinti šitą potencialą, įsiaiškinti jį patys savo. Visus šitos dalykus aš tikrai nepasakosiu čia labai ilgai, labai istoriją. Aš pasitengsiu tiesiog prie kiekvieno iš šitų punktų pateikti trumpą iliustratyvią istoriją, kuri turi atspindėti kiekvieną iš šitų punktų. Priemonės, aš tikiuosi, kad jums nepažįstama šitą grupę žmonių, bet tai yra tiesiog toks labai Pietų Korėjoje populiarus buvęs, galbūt jau dabar kolektyvas sunkiai mums čia įsimenamų pavadinimų Dongbang Shinki. O istorija yra tokia, kad žmonės, čia tikriausiai patiks kai kuriem iš mūsų, kurie žmonės paprastai tariant yra linkę patrolinti bet kokį įrankį, kuris jiem tinka, kuris jiem patinka, jie gali perimti bet kokį įrankį. Pavyzdys yra šita istorija, jinai yra labai sena, iš tikrųjų, senesnė negu mūsų visi Facebookai, jinai yra iš tikrųjų iš IRC laikų. Tai va, istorija tokia. Amerikoje prasidėjus tam kokteliui su karvių lygai, mad cow disease, kaip jinai lietuviškai vadinasi, aš nebeatsimenu, aš lotyniškai atsimenu pavadinimą, dabar ir Jankai pasakysiu. Eksportas mėsos iš Jungtinių valstijų buvo labai smarkiai apribotas, ir, pavyzdžiui, Pietų Korėja iš vis nustojo daryti. Ir kurį laiką taip ir buvo, tačiau vėliau amerikiečiai pasakė, kad jie savo reikalus susitvarkė ir dabar mes norėtume vėl jums kištelinti tankerių tos mėsos, kaip jūs vėl kaip anksčiau, taip ir dabar jie valgytumėt jautieną. O Pietų Korėja, kaip tuo metu buvo išrinktas naujas prezidentas ir jis, kaip pats vėliau prisipažino, jam reikėjo sukurti tvirtą bazę, tarptautinę. Jis, kaip tik tuo metu, Pietų Korėja turėjo labai didelį eksporto galimybę į Jungtines valstijas ir jam reikėjo labai gerų santykių. Na ir žinoma, ėmė ir atšaukė tą draudimą įvežti amerikietišką mėsą. Kas atsitiko? Atsitiko maištas gyventojų, bet maištas netikėtas labai. Nes į gatves išėjo, taip maždaug 13, 12, 14 metų, tai daugiausia mergaitės, su žvakutėmis, susėdo ant žuvytės ir padarė tai 100 tūkstančių visoje šalyje. Ilga istorija, buvo bandoma jas ir išvaikyti, ir prievartą, ir policija susimovė tam labai smarkiai. Galiausiai vyriausybė teko išvaikyti, kitaip žmonės nenorėjo grįžti namo. Ir kai televizija, medijas paklausė tų mergaičių, sako, čia tas netikėtas ar nedalykas, kaip kalbėjom, kaip Zuokas įsižiojęs ir nežiūrėjo, kaip savimi galinti pasirūpinti gyventojų grupė perspektyvi ateity išeina į gatves. Taip korėjiečiai negalėjo suprasti, kaip balsavimo teisės dar neturinčios jaunos merginos, mergaitės
atsidūrė gatvėse ir ką jos čia veikia. Va. Ir kodėl jos protestuoja prieš vyriausybę ir taip toliau. Tai kai jų paklausė, jūs sako, tai ką, mes tai čia dėl to, kad forume pasišnekėjom. Tai va, šita grupė tiesiog buvo labai populiari tuo metu Pietų Korėjoje, tos auditorijos. Ir jos tiesiog perėmė. Kažkas tai tam forume, nebuvo tenai cenzūros, galėjo bendrauti apie ką nori. Kažkas tai tam forume parašė, o girdėjot, kad kaip vyriausybė, reiškia, atšaukė draudimą ir dabar mums ten tas išprotėjusiai jautiną pradės vežti iš Amerikos. Ir visiškai nesvarbu, tai gandas ar tikroji, bet jos visos įsigando ir sakė, tai negalima daryti, na, einam, ten ir viskas, susiorganizavo, ten koks milijonas jų ir išėjo, reiškia, į tas gatves ir nuvertė vyriausybę, teko išlaikyti vyriausybę, prezidentas atsiprašė tautos, išlaikė visas ministerijos. Va, ir to viskas to kartu ir baigėsi. Tai kas link priemonių? Tai tariant, net nebūtina kurti žmonėm priemonės internete. Jie gali pasimti jas savo kokias nori. Tai yra tam tikra pamoka ir jinai, aš manyčiau, vienokiais ar kitokiais aspektais yra ne kartą jau įvykusi. Tai dalykas, kuris naujas medijose, nes medijos iki šiol buvo tam tikra, aišku, nors mes turime ir istoriją, radijas irgi buvo, arba sakykime, telefonas, ne tam sugalvotas, ne tam išrastas, ką mes šiandien naudojam, bet kai kuriuos šitos dalykus mes primiršom, bet iš tikrųjų priemonės mes susikuriam patys arba užimam jas, galim labai laisvai užimti iš kitų. Motyvas, čia yra didžiausias, sakykime, kivirčas su klasikiniais neoklasicistinės, sakykime, ekonomistais, yra vienas eksperimentas, kuris buvo padarytas su šito žaidimu, jis vadinasi Soma. Ir keliom žmonių grupėm vienas tyrėjas davė išardytą šitą kubą, bei iš detalių galima sudėlioti ne tik tai kubą, bet daug įvairių figūrų. Ir žmonių paprašė tiesiog per tam tikrą laiką sudėlioti pagal pateiktas schemas. Vienokį arba kitokį pabidalą, kubą. Na, tai buvo studentai, tie studentai sudėliojo, viskas tvarkojas, bet dabar sako, pertraukėlė. Yra padėta, kaip pas mus buvo užkandžių. Ir tyrėjai išėjo, paliko, stebėjo. Pagrindinė esmė buvo ne kaip greitai, ne kiek daug padarys, ne varžybos. O esmė buvo stebėti tyrimo auditoriją tuo metu, kai prasidėjo pertrauka. Dalis žmonių užsiėmimą tęsė, nes jiems tai patiko. Iš vidinio pasitenkinimo skatinami, kad jiems pavyko kažką, jie kažkiek laiko tęsė. Tuomet su kita grupė eksperimentas buvo pakartotas, tačiau jiems buvo pasakyta taip, už kiekvieną sudėliotą figūrą jūs gaunat pinigų. Kai tik tai prasidėjo pertrauka ir tyrėjai išeidavo, tu jau atsustodavo, nes nieks nebemoko už tai. Ir įdomiausia yra tai, kad paskui, kartojant tą eksperimentą, vėl su nemokam, tiesiog viskas, nemokam vėl dirbti. Ta grupė, kuri visą laiką dirbo be atlygio, jos susidomėjimo lygis, koks buvo toks ir liko, žmonės mielai padirbėdavo ir per pertraukėlę. Kai tuo tarpu ta grupė, kuriai vieną kartą buvo už tai sumokėta, niekada prie to nebegrįžo, nes maždaug už tai moka pinigus, tai kam čia tyčias iš žmonių, aš dabar durnas, kad dėliočiau nemoku. Nesvarbu, kad man gera tą daryti, man patinka. Na, tai, buvo atrasta ta vidinio pasitenkinimo, apibrėžta vidinio pasitenkinimo būsena, kur yra didelis, ganėtinai didelė paskata dirbti, didelis motyvas ir kuriam net kai kuriais atvejais yra atlygis, yra rakštis, kliuvinys. Ir iš realaus gyvenimo, ne visai toks pavyzdys, bet visai neseniai, prieš, nežinau, gal savaitę, gal pusantros, vienas daugeliui mūsų pažįstamas, bet kadangi aš neprašiau jo
leidimo tai neminėsiu, parašė man laiškę, Facebook'e žinutę, sako, klausyk, man čia siūlo tokį darbą, kurį aš žinau, kad tu buvai daręs, bet, nesako, sako, pats pasakyk, kiek kainuos. Tai kiek tu ten ėmei? Nors sakau, žinai, ten tą kontorą, kaip ir visos tos rūšies kontoros, šiais tokiais knygų leidėjais turint galvoje, nedaug turi pinigų, tai, maždaug tiek. Bet situacija, kad man buvo darbas tekęs daug lengvesnis, o mano kolegai teko daug sunkesnis, techninis, sudėtingas, labai daug laiko atimantis. Jis kažkiek pasvarstė ir paskui man parašė, žinai, sako, kaip arba daryti už gerus pinigus, arba iš vis nemokamai. Visai toks atlygis, kuris atrodo tau duoda kažkokį pinigą, bet jau netikėdžiaus, kažkaip pats save nuskriausi. Neįvertinsi savęs kaip kažkokio specialisto, kaip profesionalo, vis dėlto tau iš tikrųjų turėtų mokėti pinigus, nesvarbu, kad ir net nuo srityje. Kažkaip tavo laikas yra labai brangus. Arba jau, jeigu matai prasmę, kad, pavyzdžiui, gražu būtų, kad išeitų tą knygelę kažkokią, tai įmirištis, nemokamai padarai, kaip sakant, kaip teisininkai, kurių minutės kainuoja šimtais, atsiprašau, ne minutės, valandos šimtais, jie kartais daro projektus pro bono dėl to, kad, tiesiog yra dalykų, kurios norisi ir kurios gal reikia, vardan, visuomenės ar savo vaidmens visuomenė padaryti. Tai motyvas, žodžiu, iš esmės egzistuoja, nebūtinai finansinis ir dirbti tą laiką, kurį mes gaunam, atsimam, pavyzdžiui, iš televizijos, iš esmės nėra problema. Dabar einam prie galimybių ir galimybėse atsiranda dar vienas. Ar tikrai žmonės, sakykim, gali? Ar jie iš esmės kažkiek pakankamai yra stiprus be institucinio pagrindo, be verslo pagrindo, be kažkokio tai tobulinti save ir pasiekti iš tikrųjų kokybišką produktą, padaryti kažką išliekančio. Tai čia iš tikrųjų šiandien pateikia kelis pavyzdžius, mes galim mes čia jau šiandien turėjom pavyzdžių iš tinklaraščio gyvenimo, tai aš jų nekartosiu. Pavyzdys, kuris čia skaidriai yra iš tikrųjų impresionisto, tai kitaip tariant, buvo ieškant atsakymą šitą klausimą, buvo ieškoma aplinkos, kurioje žmonės tarpusavyje iš vienos pusės tarsi varžosi tarpusavy, iš kitos pusės daro viską, kad vienas už kitą, kad tobulėtų. Tokių pavyzdžių pasirodo yra iš tikrųjų ganėtinai nemažai. Vienu metu Jungtinėse valstijose sutapo krizė, čia matyt gal buvo 70-mečio pabaiga, 80-o pradžia, sutapo krizė ir sausra ir Kalifornijoje ištuštėjo baseinai. Na ir grupė jaunų žmonių su riedlentėmis atrado, kad baseino dugnas yra labai gerai vieta važinėtis, ypač ten, kuris yra nuolaidus. Ir būtent iš ten atsirado, iš tos Crazy Boys, tos kompanijos, iš ten atsirado visi dabartiniai riedlentininkam statomi įrenginiai, panašus į baseino dugną. Tai va, toje grupėje, kuri išrado ištisą techniką šito ekstremalovo, sakykim, sporto, visi grupės nariai ir konkuravo tarpusavėje, bet pagrindinis jų tikslas buvo tobulėti. Ir panašus dalykas prieš gerokai anksčiau įvyko Prancūzijoje, kur dailininkai, kuriuos mes vėliau pradėjom vadinti impresionistais, rinkosi ir kartu ir konkuravo ir mokėsi vienas iš kito. Tai netradicinės tokios struktūros mes labai per televizijas mes buvom jas pamiršę, bet iš tikrųjų tai, tarkim, jeigu mes su tos pačius tinklaraščius arba panašius, mes atrasim labai daug bendrų bruožų. Dar keletas pavyzdžių apie
kultūrą, irgi susijusią su kognityviniu pertekliu, žmonių galimybėm dirbti neatlygintinai bendruomeniai darbą, arba, sakykime, tuo dalyku, kaip atvirkščias dalykas, šiuo atveju gal labiau atvirkščias pavyzdys. Izraelyje irgi toks eksperimentas mokslininkų buvo padarytas su darželiais. Darželiai, tie iš jūsų, kas turit ar turėt vaikų tokio amžiaus ir vežėt juos, žinot, viena iš esminių vaikų darželio konfliktų. Jis yra toks, kad jeigu mes darželiai visuomet norisi kuo greičiau išdalinti darbo pabaigoje vaikus, nes darbuotojai nori eiti namo, o tėvai, kurių darbo diena ir užduotis yra sunkiai prognozuojamas, labai pageidauja, kad, kada tik nori, galėtum pasiimti tą vaiką ir jis ten prireikus galėtų pabūti ir ilgiau. Dabar Izraelyje buvo sugalvotas toksai pokštas tyrimas, buvo kelios grupės darželių. Vienoje viskas kaip buvo, taip ir buvo, kitaip tariant, pasiraukydavo kolektyvas, bet jokių, kada žmonės norėtų, tada galėjo atsiimti tos vaikus. Kitoje grupėje darželių buvo pasakyta, kad nuo šiol už vėlavimą atsiimti vaikus bus baudos. Kitaip tariant, suaugusiai turės už tai sumokėti už tam tikrą laiką, tam tikrą sumą ir kuo vėliau, atsiimi, tuo brangiau tenka mokėti. Aš manau, kad jūs galit nuspėti, kas atsitiko. Tose darželiuose, kur buvo įvestas baudos, visi pradėjo chroniškai vėluoti. Dėl to, kad ir čia yra kitoje skaidrėje, aš turėsiu pavyzdį, dėl to, kad žmonės tai priima kaip mokestį, kaip paslaugą, ne kaip baudą. Jeigu aš darželį, aš persiskaičiuoju, jeigu aš tam darželį 20 litų sumokėsiu, tai aš galėsiu kada noriu pasiimti savo vaiką. Čia ne bauda, čia yra paslauga, kurią aš perku. Žmonės interpretuoja tos dalykus savaip ir ne visada doleris, gal čia mums taip aiškiau, bet amerikiečiai tai dažnai būna naujas dalykas, kad doleris nesprendžia, kultūra yra daug svarbiau. Ir labai dažnai, kaip jau ir sakiau, mokestis, koks tas mokestis bebūtų, kokia ta bauda bebūtų, jinai priimama, kai mūsų produktas yra tam tikrą technologijų pažangą. Šiuo atveju antroji kalkulė mano skaidrė ir tai yra susijęs su piratavimu. Kai mes matom pagautus žmonės, kurios nubaudžia baudom, dar gal taip jau pasodinti labai daug, bet užsienį būna ir pasodina, į kalėjimą, tai mes suprantam, kad, toks yra mokestis už šitą paslaugą. Tai ne vienam nešauna į galvą, kad tai turėtų būti atgrasu. Matai, ten kažkokį tai Kaune ar kažkur tai ten Šiauliuose pagavo Tomą K ar ten Andrių Z ir jie ten sumokėjo, jie gali tekti kada nors ir man. Toks jau yra mokestis iš to ir varai toliau. Ir šitas dalykas negali pasikeisti. Lygiai kaip nepasikeis tėvų požiūris į darželį, kad jeigu aš vėluoju, tai gerai, aš susimokėjau 20 litų, kada noriu vaiką, tada pasiimu, viskas tvarkoja, liuks, gerai tai padarė. Bauskit ir toliau, tinkama. Ir galiausiai bendruomenės, iš kur labai kyla toks, ar gali bendruomenės palaikyti vienas kitą ir sukurti čia tas kaip, ar galime statyti vieni kitiem infrastruktūrą. Ir irgi yra tokie du ganėtinai įdomus pavyzdžiai. Vienas pavyzdys yra iš kai kuriem iš jūsų mano pažįstamos bendrovės, svetainės iniciatyvos Couchsurfing, kai galite keliauti po Europą, po pasaulį, gyvendami per žmonės ir patys priimat taip keliaujančius, kuris buvo kaip kontrastas sulyginti su dviejų Italijos menininkių projektu. Čia galim gūščioti, kiek buvo protinga tokie daryti, kurios sugalvojo dviese apsirengusios tik vestuviniam suknelėm keliauti per artimuosius rytus.
Tai meno projektas buvo, ne politinis, nieko politinio neturi, tai buvo meno projektas, šitas nusprendė, kad tie kalnai dykumas labai, tiesiog vizualiai tinka jų projektui. Tai baigėsi viskas, aišku, liūdnai, viena iš jų buvo, išprievartauta nužudyta Turkijoje. Kai tuo tarpu kitas projektas, kaip dvi jaunos merginos pasinaudojančios šitą couchsurfing, kur iš esmės tu irgi keliauji ir gyveni pas nepažįstamus žmones. Jos padarė tokį video blogą, kuriame tiesiog gyvai aptarinėjo tas perspektyvas, pas ką jas ketina apsistoti, netgi spėlioja, žiūrėk, šitas tam negali būti koks maniakas, kuris mus pasmolas. Bet jos visą tai darė viešai internete ir žmonės komentavo, žmonės sekė, žmonės žinojo, kur jas ir tokiu būdu bendruomenė, aišku, galima sakyti, kad iš dalies atsitiktinumas, bet iš tikrųjų bendruomenė palaikė tokie, jos jautėsi labai saugiai keliaudamas, nes jos žinojo, kad šitai žmonių praktiškai sekė kiekvieną jų žingsnį. Taigi iš esmės bendruomenės gali savaime, bet netgi be aktyvios veiklos sukurti naudą. Tai labai fragmentiškai aš šitą dalyką sudėliau. Dabar beliko man suvesti pabaigai į vieną vietą ir aš tyčia to nedarysiu į vieną formulę, nes tokios vienos formulės kaip ir nėra. Šitos padrikos mintis buvo pasiūlymas pagalvoti apie šitos dalykus. Aš manyčiau, kad mes dar ilgai dėliosime šitas teorijas į vieną vietą. Jeigu šviesiausių pasaulio protai taip iki šios dienos, jeigu neskaitysim Hawkingo M teorijos, Hawkingo ir draugų M teorijos, taip ir neatrado vieningos teorijos paaiškinti gamtos reiškinius visus. Būtų pernelyg ambicinga reikalauti iš socialinių teorijų vieningos teorijos, kuri paaiškintų, kam žmonės gali panaudoti internetą ir kaip iš jo gali visa žmonija turėti naudos. Bet aš šiaip savo paėmiau tokį kontroversiją ir juokam. Pamenat, aš jūsų prašiau užsirašyti 7 dalykus, kuriuos jūs padarėte, arba galite padaryti šiaip, paprašyti, arba žmonių. Žinoma, formulė laužta išvirštų, bet aš manyčiau, kad per mūsų salėj, aš dabar tiesiog dėl laiko sukos nesimsiu padaryti, tokių dalykų būtų apie 70, tiesiog 30 žmonių, pavyzdžiui, po 7 dalykus darys, jau kartojasi, vadinasi 70 kažkur dalykų. Dabar tie, jeigu mes paimsim, kad mes galėtumėm skirti galbūt valandą per dieną, maždaug galbūt 8 valandas per savaitę atimti nuo televizijos, manyčiau, gal galėtumėm tiek atimti, padauginti iš savaičių skaičių ir iš mūsų čia esančių, mes gautumėm apie 13 000, beveik bus 13 000 valandų. Ir jeigu mes tą laiką įvertinsime kaip vidutinio sėkmingai dirbančio žmogaus laiką, bent kokiais 25 litais per valandą, tai mes turėsim apie 500 000. 500 000, kurią mes čia esantis galim per metus kažkam tai dar 500 000 padaryti kažką. Tai mano galva skaičiai virti dėmesio ir apie tai galima laisvalaikį pagalvoti. To aš jums ir linkiu, o čia dalyvaujantiems visiems iš tikrųjų, bet ypatingai dar keletas citatų. Beje, čia turėjo būti užduotis, bet aš labai užlimto laiką. Bet labai greit. Citata tokia. Daugtaškis, gausa yra didelis blogis. Rašymo karštinė yra neišmatuojama, visi nori tapti autoriais, vieni iš tuštybės, kad garsintų savo vardą, kiti dėl paprasčiausio uždarbio. Kaip manot apie ką čia? Būtent dėl paprasčiausio laikus. Jo, praktiškai teisingai. Ir kitas.
Šis paplitimas visose srityse yra amžiaus nelaimė, tai trukdo skaitytojui rasti teisingą informaciją. Jis skęsta rastų jūroje, graibydamas aklai nuodingo. Pirmoji citata buvo Martino Liuterio apie knygas ir apie tą žalą, kurią knygos daro žmonijai. Antroji citata Edgaro Alano Po, apie knygas ir apie jų žalą žmonijai. Tai turėkim galvoje, kad kai mes šiandien darom dalykus, kurie daro žalą žmonijai, tai mes darom tai, ką smerkė Liuteris ir Po savų laikų. Tai va, šitų idėjų aš prisigraibau šito žmogaus ir aš turiu kampaniją, kad loginasi pakviestų 14 metais į pamišėjas. Kodėl ne 13? Tai 14 pakvietė. Šiaip didelį žmogų labai. Ne, aišku, vietos po palapinė yra daug, tai galite ir 13, aš labai už. Va, bet galvoju, ką aš žinau, gal bent jau, ar ne, tai aš, žodžiu, labai raginčiau. Va, o aš dabar nenorėčiau gal diskusijų jokių pradėti, nes tikiuosi, kad mes dar susitiksim vakare visi pakalbėti laisvesniai, tai jeigu kažkas būtų, tai... Bet jeigu norit ką nors paklausyti, aš mielai. Ačiū Jums.